Sveiki gyvi. Su Justinu paėmėm lapų tyrimus, pasidarėm. Pagal rezultatus rodo, kad trupučiuką magnio, kalcio trūksta. Ne magnio, o mangano. Tai šiandien padarysiu tokį maitinimą papildomą dar. Čia yra tas laukas, aš jį labai mažai rodau, dėl to, kad jisai tokioj strategiškai vietoj nuošalesniai yra toliau biški nuo bazės. Ir čia yra mano kviečiai yra šitoj pusėje, va dabar šičia yra, kur purštuvas važiuoja Delavar. Va jie va taip atrodo. O čia šitoj pusėje yra mano tas miksas, tas vadinamas Valhalla ir Vendelino miksas pasėtas. Nežinau, toks kaip variantas. Nu, tas Delavaras, tai jisai toksai labai gražiai toksai stovi lapai status, platus, gražus tokie. O čia, nu kaip Vendelinas, jisai tokia yra biški šiek tiek, kaip pasakyti, jinai yra ekologinė, tokia labiau veislė. Valhalla tokia tame tarpe. Nu, jinai kažkur tai stipri antrą, trečią kažkur klasė, o Vendelins jisai kaip ir ekstra yra. Nu, tai va, tuo tikslu ir padariau tą miksą. Kas nedirba, tas neklysta. Tai va, toks būtų dalykas. Tai va, tai dabar, kaip ir minėjau, panaudosiu karbamido, ten kalio monofosfato ir įdėsiu iš Soltecho, įdėsiu cinkas manganas Vigor ir Optima Vigor. Įdėsiu, kadangi ten yra ir kalcio, yra ir tų kitų mikroelementų, ir mangano yra, ir ten ir aminų rūgščių yra, tai vienu žodžiu toksai gan kokteiliukas, toksai gan geras. Nu, pažiūrėsim, kaip atrodys po to kokteiliuko. Tarp kitko, visų šitų produktų, kaip nekeista, radau savo irgi toj jau mano pamėgtoje programėlėje GoFarm. Ten yra ne tik tai šitokių dalykų, bet ten yra ir trašų, ir sėklų įvairių, ir pesticidų visokiausių. Tai pasidalinsiu nuorodą tenais apačioj. Pasižiūrėkit. Labai patogu. Reikėjo sulfato, pritrūkau trupučiuką, bam, 3 maišų pritrūko, įsimečiau į krepšelį, apmokėjau, bumti ir atvežė. Ir labai patogu tiesiog. Nu. Tai va. Tai dabar šičia dar planuojama yra trupučiuką, kadangi yra žolyčių. Iš rudens čia buvo purkšta inkeris ir dar kažkas. Nu, norėjau sunaikinti visas va šitas, bet vis tiek matau 100% tų čia vienmetė miglė. 100% jų nepaėmė. Bet šitame lauke daug nėra. Bet va yra, kaip matot, va yra lipikas susilikęs, matomai, iš vėlesnių. Ir toks jau gan nemažas. Tai nežinau, bandysiu kažką tai imsiu ir dar papurkšiu. Nežinau, ką jūs rekomenduotumėt, kas geriau. Aš ten žiūrėjau, įvairių atsiliepimų yra, vienokių, kitokių. Nu, nesinori labai kainą kelti, norisi, kad būtų kuo pigiau ir kad, kaip nebūtų keista, kuo geriau būtų. Tai va, juk mes visi norim to, kad būtų pigu ir gerai. Tai va. O šiaip kviečiai čia jau žiūriu gan gražiai atrodo. Taks, pasižiūrim, ką mes čia turim. Nu, šaknelis čia va iš vieno grūdo, šaknelis va gražiai jau maitinasi.
Jau netgi kaip šitas pagrindinis stiebas, nežinau, neturiu peilio čia su savim pasiėmęs, bet greičiausiai jau eina į tą bamblėjimo fazę, kaip ir augimo reguliatorių, kaip ir reikėtų jau atiduoti. Nu da, va čia va apačioj. Nu, čia reikia agronomam. Bet va, jau išleidė, skaityk, jau čia senas lapas, čia dabar 2 lapai jau išėję. Tai jau faktas, kad yra greičiausiai ir varputė jau šičia yra. Tai va, todėl ir atiduodu dabar karbamidą. Pamaitinu papildomai. Nors čia yra gavęs dabar 200 kaso ir 80 kg sulfato. Tai čia dabar dar jeigu matysi pagal situaciją, kaip jeigu dar tą 80 sulfato perskyriau per pusę, tam, kad azoto geriau įsisavintų, nenoriu po daug duoti, nes paprasčiausiai, kad nesutrikdyti mikroorganizmų. Ir šiemet, pavyzdžiui, ką aš pastebėjau, tai aš savo tą vadinamą miksą padariau pirmam purškimui su kaso, tai kur buvo melasa naudota, aktyvinta, buvo plocher humusinga dirva, 0,5 litro ir lapų melasos irgi plocher buvo naudota. Ir viskas, ir 200 litrų kaso buvo atiduota. Tai va, aš ten kitame lauke prie namų dariau tą bandymą, kur nenaudojau tų melasų visų. Ir ten yra daryti žemės tyrimai, dirvos aktyvumo, taip pavadinkim. Bandėm padaryti, ten tyrimai buvo daryti Amerikoje, išvežti. Ir įdomus rezultatai. Tai kai susitiksim su Justinu, tai būtinai padiskutuosim ir parodysim jum šitos rezultatas. Paliksim šiokią tokią intrigą kitam filmukui. Tai va, o šitaip atrodo mano kviečiai. Ten toliau matosi kaimyno, tai kita veislė yra. Ir čia tokia loma yra. Matomai gal biški apgedė, ar nežinau, kas ten jo per veislė, nes labai tokie šviesus yra. Kaip sakoma, nežinai, kiek tas kaimynas davė. Gal jis ten azoto nedavė iš visą. Nors mano irgi tikslas yra to azoto mažinti kiek įmanoma ir aš po biški kiekvienais metais mažinu. Stengiuosi po trupučiuką nujunkinti. Tai bent jau šiemet tas pavasaris toksai ekstremalus, kaip sakoma, tai jisai, sakykime, gan šaltas toksai buvo. O dabar staigiai taip bamti sušilo. Tai dabar jau toksai vos ne kaip vasara, su trumpom rankovytėm dabar, kas čia dabar yra, dabar 7:30 yra vakaro. Ir skaityk, šilta, nežinau, dabar virš 20 gerokai dar šilumos, bet jau, kadangi vakare, tai aš galvoju, kad, sakau, tas karbamidas tikrai neturėtų dabar pakenkti, nes per naktį jisai galės iš palengva pumpuoti, kai jau tą karbamidą pasimaitins, aš manau, kad pasistimuliuos tą fotosintezę, būtent tame agrolapų, kur yra Optima Vigor, tai ten būtent ir yra ir paskatinti fotosintezį, ten toksai miksas. Ten Justinas gal labiau papasakos apie šitą. Aš pernai naudojau šiek tiek jo, tai tikrai jisai man patiko. Tai šiemet, sakau, išbandysiu visiems savo laukam, įdėsiu. Dedu ne po daug, dedu dabar po litrą Vigorą ir litrą manganas cinkas. Ir po to pakartosiu dar. Už savaitės, už 2. Žodžiu, dabar nusipuršiu žolytės, o po to pakartosiu.
dar vieną maitinimą padarysiu tokį azotinį. Nu, vienu žodžiu, čia su tais karbamidiniais patręšimais bandysim tokį patemti biškį tuos baltymus, visą kitą. Toks tikslas yra. Galvoju, sakau, geriau atiduosiu mažiau. Aplamai aš tą salietrą praktiškai nenaudojau. Nepraktiškai, iš vis nenaudojau. Turiu nusipirkęs ten po 100 kg fizinio, jeigu kartais reikės. Pagal situaciją matysiu, jeigu bus drėgmės, bus šilumos ir viso kito, ir matysiu, kad augalų tikrai reikia, kodėl ne, uždėsim. O šiaip visumoje gan normaliai. O yra kažkodėl tai, čia jaučiu rugiagėlė, kas čia yra tokia. Rugiagėlė čia įtariu. Ja, yra nenuimta. Yra tų žolyčių, va tokių va matosi, va pasipylė. Skaityk. Tai dabar, nežinau, greičiausia kvaileksą naudosiu gal. Bus matyti. Vienas iš toks, iš universalių ir iš nebrangių produktų būtų. Na, o štai čia ta vietikė, jeigu atmenat iš ankstesnių mano filmukų, yra, kur sakydavau, nė velnias neauga. Tai va, pasirodo, kviečiai auga. Čia tokia žemė, nu, toksai lengvas va, smėliukas. Bet čia aš užbarščiau 2 metus iš eilės Fiziamaxą. Na, aišku, galima buvo ir kalkių pabarstyti dėl to, kad čia ir rodė pagal žemės tyrimus, kad čia yra žemė rūgštesnė. Tai ta prasme, pabarštis tą Fiziamaxą praktiškai nebeliko tuščios vietos, kur anksčiau būdavo tuščia vieta. Čia, kadangi lengvesnė tokia žemė, tai matosi, yra vietom tokių šiek tiek. Čia, kaip sakiau, tas yra tėlavaras. Jisai. Sėtas yra rugsėjo 2 pusėje. Jau, sakyčiau, nu, toks kaip ir optimalus buvo sėjos laikas, tai sakyčiau visai neblogai visumoj. Tai va, taip šiandien sudėliojom. Kviečius čia va nupurškėm. Rytoj nusprendžiau vis dėlto, kad reikės reguliatorių panaudoti, nes
viena veislė yra ganėtinai stipriai patysus. Tai pasitarėm su savim ir nusprendėm vis dėlto nupurkšti su, nežinau, ar cikocelį naudot, ar metastopą. Nežinau, pirmam kartui, man atrodo, cikocelis geriausia būtų, pigesnis variantas. Kokį pusę litro, sakykim. Na, matysim. Rytas už vakarą visą laiką yra protingesnis. Tai va, tai šiandien tiek. Važiuoju dabar jau į namus. Užtaisim dar vieną purkštuvą ir susitiksim rytoj. Matysim, rytoj bandysiu, kaip ir minėjau, dar su cikoceliu nupurkšti ir greičiausiai eisiu ant rapsų, irgi su trąšom ir liucerną. Liucerną irgi naudosiu tą, kaip ir praeitais metais naudosiu Plocher humusingą dirvą pusę litro. Po to naudosiu dar 200 gramų lapų melasos ir augalų do. Jo, liucernai vienam gabaliukui, kur yra Fleetwood, panaudosiu Grow Sponge. Na, liucernai tai šiaip visai neblogai būtų ir tas Optima Vigor. Ir tas manganas, cinkas, aišku, molibdenas šiek tiek būtų gerai, bet užteks, man atrodo, ten tų huminių visokių amino rūgščių yra, ten fulvo rūgščių yra, tai aš manau, kad ten taip jau miksas ganėtinai gražus. Liucerna dabar startuoja ganėtinai energingai, tai dar biškį paskatysim fotosintezę ir bus viskas ok. Tai va, šiandien tiek. Iki rytojaus. Ate.